Sveiki visi sugrįžę į dar vieną video, taigi šiandien sveikinomės su džiugiomis naujienomis. Bitcoinas padarė rekordinę aukštumą, tai pasiekė iš viso aukščiausiai 111 tūkstančių, o dabar laikosi ties 110 tūkstančių. Tai yra kol kas didžiausia kainos aukštuma, kokia buvo visoje Bitcoino istorijoje. Tai irgi žiūrėkite iš video nuo pradžios iki galo, aptarsime, iš kur galbūt atsiranda ta visa energija, kas vyksta rinkoje ir visas, kaip visada, svarbiausias naujienas. Irgi jeigu esate pradedantysis arba norite tapti profesionalus prekybininkas, suprasti, kas vyksta, išmokti prekiauti, analizuoti, tai linkai yra aprašyme. Dabar mūsų pilnai programai mokymų yra vasaros priėmimų nuolaida, tai irgi labai gera kaina ir geriausia proga prisijungti ir mokytis vasarą, tai yra dabar, jau dabar. Tai irgi. O tie, kas nori pažiūrėti nemokamą pamoką ir po to gauti, taip pat užsiregistruoti ir gauti mūsų naujienas apie kriptovaliutų rinką, tai irgi visi linkai yra apačioje, pasižiūrėkite, o dabar keliaujam tiesiai į video. Taigi svarbus dalykas, kad ir kas yra gana įdomu, kad Bitcoinui pavyko kol kas lygtais pralaužinėti šį stiprų resistance lygį, nes irgi kaip viskas vyko, tai Bitcoinas pasiekė gana aukštą lygį, tai yra jis davažiavo kažkur iki 111 tūkstančių ir tada tą pačią dieną vėlgi pardavėjai nustūmė kainą atgal į apačią, netgi kažkur buvo žemiausiai iki 102 tūkstančių. Ir tada Bitcoinas vėl pakilo atgal, tai reiškia dabar vyksta didžiulė kova tarp pirkėjų ir pardavėjų ir kol kas nėra tiksliai aišku, kas laimės. Kas yra aišku, tai kad šitas judesys turėtų eiti į pabaigą, nes labai retai kada būna iš vien žalios žvakės į viršų be jokio pailsėjimo. Tai reiškia, pavyzdžiui, netgi štai čia, kai Trumpas laimėjo, mes turėjome 1, 2, 3, 4 žalias žvakės iš eilės, tai yra čia yra savaičių žvakės, o čia jau turime 3, 4, 5, 6, 7 žvakės iš eilės, nors ekonominė situacija toli gražu nėra ideali ir tas apibrėžtumas niekur nedingo, bet Bitcoino kaina pavažiavo viršų. Tai man vis tiek čia kvepia šiek tiek manipulacijomis, šiek tiek galbūt institucijos yra užpompavusios kainą, bet vis tiek, ko bent jau aš tikiuosi, tai bent kažkokio atsikvėpimo šiek tiek. Jeigu mums reiktų užsidaryti aukščiau štai šio lygio, tada galbūt kaina galėtų šiek tiek atsikvėpti ties šio lygiu ir tada, jeigu keliautume į viršų, tai būtų labai toks patvarus ir idealus judesys, kas yra įmanoma, nes yra ir argumentų, kodėl kaina turėtų judėti į viršų ir kodėl rinka dabar yra atšalusi ir pasiruošusi kitam judėjimui į viršų. Tai irgi, kas greičiausiai yra susiję, tai galbūt dolerio indeksas, nes dolerio indeksas štai čia jis pradėjo kristi kažkur, tik didžiausias nukritimas buvo kažkur kovo pradžioje ir matėme didžiulį nukritimą ir aš jums sakiau, kokios yra koreliacijos su kriptovaliutų rinka ir tai irgi prisidėjo greičiausiai prie šio Bitcoino pakilimo ir čia realiai buvo tokia realiai lygi koreliacija. Tenais maždaug kovo pradžioje nukrito doleris, tai kai ir Bitcoinas krito į apačią, tada nukrito doleris ir matome, kad po truputį Bitcoinas atsigaudinėjo ir dabar po kelių mėnesių pradėjo vėl judėti į viršų. Tai irgi galbūt šiek tiek prisidėjo prie šio judėjimo. Tai kas jau spėjo visus pasveikinti su Bitcoino aukštumomis, tai yra Trumpas ir neaišku, kiek pats Trumpas seka rinką, aš manau, kad beveik neseka, galbūt užmeta akį, bet toli gražu kažko neanalizuoja, bet jis turi daug žmonių aplinkui, kurie tuo rūpinasi ir iš viso savo administracijų turi žmonių ir patarėjų, kurie atsakingi už šią rinką ir už jos stebėjimą, tai jam viską pasako. Ir tai paskutinis kartas, kada buvo panašus Trumpo postas, tai buvo, kai Trumpą išrinko ir Bitcoinas nukeliavo irgi nuo 6 tūkstančių iki 107 tūkstančių, nes visi tiesiog buvo daug hypo, kad Trumpas yra pro kripto ir realiai visu to hypo nuvažiavome į viršų. Tada akivaizdu, kad hypas trumpam pasibaigė ir dabar vėl sugrįžo ir Trumpas labai greitai sveikina visus su naujom aukštumomis, nes jis nori, kad žmonės susietų jo politinius veiksmus su Bitcoino pakilimu, kad tai jis prie to prisideda. Ir tai gali būti, nes čia atrodo kaip šiokia tokia kaip manipulacija arba institucijų pirkimai, dėl ko taip kaina pakilo į viršų, taip nenatūraliai, tiesiog be jokio sustojimo, tiesiog tiesiu taikiniu į viršų.
Tai dėl to šis judesys kol kas atrodo neypatingai patvarus ir nežinau, ar jo iki galo pasitikiu. Tai irgi, kas buvo toliau, tai bet argumentas, kodėl galbūt tai bus visai neblogas judėjimas į viršų, tai kad funding rates iš esmės yra labai žemi. Tai reiškia, kad čia yra mažiausiai euforiškas naujų aukštumų pasiekimas, nes dažniausiai, kai pasiekia Bitcoinas naujas aukštumas, tai būna didžiulė euforija. Tai reiškia, žmonės džiaugiasi, žmonės prisiema sverto ir tada pakyla tie funding ratesai. Tai reiškia, būna tiesiog daug sverto rinkoje ir tas svertas pats iškelia kainą į viršų, nes visi longina, atidarinėja pirkimo pozicijas ir taip toliau ir kaina pavažiuoja į viršų. Tai kol kas mes matome pagal funding rates, kad beveik nėra jokios euforijos ir va čia Grok AI neblogai paaiškina, tai kad žemi funding rates reiškia, jeigu paprastai žodžiais, kad yra daug mažiau spekuliavimo, tai kas yra ir gerai, ir blogai. Tai yra gera pusė, yra, kad tai parodo, kad tai greičiausiai yra tvarus judėjimas į viršų ir kad greičiausiai tiesiog galbūt kažkokios institucijos agresyviai perka, prie ko mes dar prieisime, ir yra daug pirkėjų šią kainą ir po truputį kaina juda į viršų, kas yra labai natūralu ir labai gerai. Bet dėl to, kas būna, kai būna per daug sverto, tada dažniausiai kaina tiesiog galiausiai susprogsta kaip burbulas ir nuvažiuoja vis tiek į apačią, išvalo tą visą svertą. Tai va, bet bloga dalis, kad tai greičiausiai indikuoja taip pat, kad yra labai toks lėtas momentum, tai yra lietuviškai tiesiog nėra tos energijos judėti viršų, nes žmonės tiesiog nėra labai užsihypinę, nedaug spekuliuoja dabar ir dėl to irgi manoma, kad gal ta kaina taip ilgai neįsilaikys čia viršuje. Tada kas dar yra labai įdomu ir keista, kad yra banginis, kuris atsidarė 40x didžiulę sverto poziciją su 1 milijardo vertės yra ta pozicija, ar jūs įsivaizduojat 1 milijardo vertės pozicija, tai milijardas tai yra ne milijonas, tai yra 1000 milijonų yra milijardas, tai įsivaizduokit, kokio dydžio čia yra pozicija, čia yra tikrai viena didžiausių pozicijų, kiek aš matęs, ir svarbiausia, kad jo yra likvidacijos lygis ties 103 000. Tai reiškia, šiuo metu jis turėtų būti pliuse, bet jeigu kaina nukris iki 103 000, tai jį likviduos ir jis praras visą svertą ir praras visus savo pinigus. Tai čia yra tiesiog nežmoniški lygiai, tokio kaip lošimo, gamblinimo, kad tiesiog spėjimas, kad būtent nuo čia kaina pajudės į viršų. Tai va, tokie dalykai irgi prisideda prie tokio nustumimo kainos į viršų, tokio dydžio pozicijos pačios pastumia kainą į viršų ir tai va, tai nežinau, ši pozicija tikrai yra rizikinga, suprasčiau, jei žmonės atidarytų pozicijas pirkimo štai čia, arba ties šiuo suportų lygiu, bet atidaryti štai čia prie aukštumų, tai tu turėtum būti labai pasitikintis, kad kaina eis į viršų. Ir kas galėtų būti toks pasitikintis, kad kaina eis į viršų, tai yra insideriai. Galbūt kažkokie žmonės, kurie yra netoli Trumpo arba netoli Amerikos politikos, jie yra milijonieriai arba net milijardieriai, kurie pasiruošia rizikuoti 1 milijardą, atidaryti, kad bitkoinas keliaus nuo čia į viršų, kas yra, labai, tai 50-50. Tai tu turėtum būti labai užtikrinti savo spėjimu, tai daug kas mano, kad tai yra iš artimiausio Trumpo rato, galbūt kažkokia giminė, galbūt kažkoks verslo partneris, kuris žino, kas mūsų laukia. Tai va čia įdomu, tie banginiai tikrai ne visada būna teisūs, patikėkit manim, tikrai ne visada. Buvo tikrai jau prieš tai daug banginių, kurie atidarė didelis pozicijas ir prarado savo pinigus, nes tiesiog gal jie galvoja, kad taip yra, bet taip nebuvo, rinka juos, kaip sakant, nuleido ant žemės. Tai kad yra toks banginis, kuris atidarė, tai nereiškia, kad dabar bitkoinas keliaus į aukštumas. Tai taip, jeigu tai yra kažkoks insideris iš Trumpo, nežinau, Trumpo šeimos arba artimos aplinkos, tai galbūt jie žino, kas laukia ir galbūt bitkoinas jau nebesugrįž žemiau 103 000. Bet faktas tas, kad mes nežinome ir tik laikas parodys, ar tas banginis buvo teisus, bet čia vis tiek yra tiesiog nežmoniško lygio, nežinau, spėjimas tiesiog. Tai va, tai Bitcoinas yra jau 5 pagal dydį pasaulyje, tai yra su 2 trilijonų vertė, jis aplenkė Amazon ir Google, tai visos šios vis tiek jos yra įmonės, jos turi produktus, jos turi sugeneruoti pelną ir taip toliau, tai labai tikėtina, kad Bitcoinas jas
aplenks visas ir jis kažkada pasivis aukso, galbūt net ir pralenks kažkada auksą, bet visas įmonės jis tikrai po truputį aplenks, nes kaip minėjau, tos įmonės vis tiek galiausiai stagnuoja, taip jos ten galbūt kažkiek paauga jų akcijos, galbūt jie kažkiek daugiau parduoda, bet nebūna to tikro naujo ekonominio augimo įmonėse, kurios yra tokio dydžio, o bitkoinas tiesiog visada gali augti, nes pinigai pastoviai pasaulyje jų ir spausdins, ir pinigų vis daugės, ir vis investuos, tai irgi bitkoino ateitis atrodo gana šviesi, ir aišku, jo dabar kaina jau nėra maža, bet vis tiek, kaip matome, tikrai dar šiame cikle mes tikimės aukštesnių visi kainų. Tai va, tai irgi judant toliau apie ETF'us, tai va, ką daro institucijos, tai arba amerikiečiai per institucijas, tai jie perka, kol kas perka. Matome, kad iš tikrųjų nors ir kaina buvo visai ir nukritus, ir kylanti, tai matome, kad ETF'ai toliau supirkinėja. Tai irgi didžiuliai pirkimai, beveik, va, tarkime, per 4 paskutinės dienas buvo irgi apie 2 milijardai nupirkta. Tai iš esmės, va taip ir yra, kad daug ties šitą kainą institucijos supirkinėja bitkoino, arba žmonės, investuotojai, institucijos taip toliau. Jos supirkinėja bitkoiną, supirkinėja visus tuos, kurie parduoda šitais lygiais, kurie galbūt laikė kažkur nuo čia ar dar žemiau, jie atsikrato bitkoino ir tada turi kažkas jį nupirkti. Tai po truputį išsisiurbė tie pardavėjai, nes atsiranda vis daugiau pirkėjų ir laikui bėgant tikrai labai tikėtina, kad galbūt čia padarysime šiokį tokį atsitraukimą, galbūt būsime ties šiuo lygiu, bet tikrai labai tikėtina, kad galiausiai keliausime aukščiau, kai jau bus vėl pirkėjų daugiau nei pardavėjų, kai galbūt atsiras kažkoks ekonominis apibrėžtumas, nes jo dabar nėra. Tai irgi, jeigu kol kas patinka ši analizė, spauskite subscribe, nepraleiskit nieko ir prisijungite į mūsų nemokamą telegramų grupę, nes ten tiesiog yra gyvos analizės, gyva svarbiausia informacija, tai jūsų jie tai tikrai prisijungčiau ir nepraleisčiau nieko svarbaus, tai yra nemokama visiškai informacija. Ir paskutinis dalykas, tai ką pastebėjo irgi gana žinomas analitikas, tai kad tiesiog iš indikatorių pusės, iš techninės pusės, kad sudarinėja Golden Cross bitkoinas, tai irgi čia yra tiesiog 2 indikatoriai, kurie rodo kainos vidurkį ir kai vyksta toks Golden Cross, tai yra kada apatinis vidurkis pražengia viršutinį vidurkį, bitkoinas yra linkęs padaryti didžiulės grąžas, bet tuo pačiu metu yra linkęs ir prieš tai padaryti atsitraukimą nuo 10 iki 15%. Tai tiesiog istorija ir istoriškai, kai vyksta šis gana žinomas dalykas, signalas, galima taip apibūdinti, tai yra Golden Cross, tai tada bitkoinas dažniausiai padaro istoriškai atsitraukimą ir po to keliauja aukščiau. Tai vėlgi, tai atsitraukimas manęs tikrai visiškai nestebintų ir būtų gana patvaru, normalu šiek tiek atsitraukti, šiek tiek pailsėti, vėl padaryti akumuliaciją ir galbūt tada judėti į viršų. Arba taip pat gali būti, kad bus krešas tiesiog į apačią iki štai šių lygių, nes kol kas, kaip minėjau, nieko įdomaus nevyksta. Bet į altcoinus irgi nereikėtų žiūrėti, nes kartais bitcoinas savaip tiesiog pats daro manevrus, o altcoinai tiesiog būna palikti nuo šaly. Tai gali būti, kad bitcoinas tiesiog vienas judės į viršų. Čia yra tai, kas buvo pabraižyta per praeitus video, aš sakiau, kad bus atšokimas bitcoino dominacijos ir taip ir buvo. Ir dabar matome, kad greičiausiai čia konsoliduosis ta dominacija, šiek tiek daugiau įplauks altcoinų, šiek tiek mažiau. Bet jeigu bitcoinas tęs savo ralį į viršų, tai greičiausiai dominacija irgi keliaus toliau. Taigi tiek šiam video, tiek apie bitcoiną, svarbiausias naujienas, nepraleis nieko, spauskite subscribe, pasižiūrėkite apačioje linkus ir susitiksime kituose video.